Atsakykite man į klausimą, ar jau nusprendėte, kuo norite tapti, kam norite skirti visą savo gyvenimą, arba kažkokią dalį, kas irgi nėra mažai. Kur tu eini, jeigu esi moksleivis ar studentas, ir ar tikrai jūs darote tai todėl, nes jūs to norite. Tai darote savo noru ir esate įsitikinę savo sprendime. O jeigu jau tapote kažkuo, ar esate laimingi? Norėčiau paliesti itin aktualią temą apie požiūrį į gyvenimo principus, apie savo požiūrį į šią temą, ir tai aktualu kiekvienam iš mūsų, nepriklausomai nuo amžiaus, ypač aktuali mūsų šiuolaikiniai kartai, įskaitant ir mane. Kai kam tai gali būti naujiena, bet dabar aš baigiu 11 klasę. Žinoma, ši tema mane neramina. Jei prieš kelis dešimtmečius iš principo nebuvo jokio skirtumo, kur eisite mokytis bei dirbti, svarbiausia buvo išgyventi ir išmaitinti šeimą. Dabar mes gyvename 21 amžiuje, turbūt pačiu ramiausiu ir taikiausiu, bet kartu ir dviprasmišku laiku, kuris tikrai eis į istoriją. Tačiau būtent šiuo metu žmonės pradeda atskleisti savo potencialą, kai pradeda ne išgyventi, o gyventi. Tikrai gaila, kad toks principas ir požiūris į gyvenimą aplenkia kai kuriuos žmonės, kai kurias kartas, kurios dažnai būna mūsų tėvai, ar net kai kurias šalis. Jei kas nežinojo, pagrindinėme savo kanale naudoju YOLO kaip pasisveikinimą. Tai yra angliška santrumpa, kurios nežinojau kurdamas kanalą, juk šį pasisveikinimą sugalvojau visiškai atsitiktinai. Tiesiog patiko, kaip tai skamba. Ir šių metų birželio komentaruose susidūriau su nesusipratimu dėl tokios santrumpos pasirinkimo. Esą tai santrumpa, už kurios slepiasi nemandagus paaugliai. Ir ką, tu esi vienas iš jų? Kodėl aš net kalbu apie tai ir kas yra YOLO ir kaip tai susijęs su mūsų tema? YOLO yra santrumpa reiškinti You Only Live Once, tai yra tu gyveni vieną kartą į mūsų vertimą. Komentare, kuriame man buvo priekaištaujama, jie panaudojo labai negražų apibendrinimo metodą ir visus adekvačius žmonės prilygino aptariamajam lengvabūdiškų kvailių lygiui. Bet kokiagi tai problema? Ši santrumpa, arba tu gyveni tik vieną kartą, reiškia realizuoti save ir gyventi vertingą gyvenimą pirmiausiai dėl savęs. Tai kelionės, pažintys, pramogos, mokymasis, tobulėjimas ir taip toliau, o ne savęs naikinimas alkoholiu ir kitų dalykų pavidalu. Na ir natūralu, kad teisės ir moralės rėmuose. Šis trumpinys, kuris vaikystėje tapo mano pasisveikinimo hobija, o užaugus tapo mano gyvenimo principu, kartoju. Reiškia padorų gyvenimą pačiam savo. Štai kodėl tai aktualu šiai temai. Esu tikras, kad daugelis iš jūsų turi potencialą, didžiulę energijos ir troškimų kiekį, bet visa tai slypi giliai viduje, tikinti stebuklą. Man apmaudu, kad tokia tema iš principo yra aktuali, kad kone kiekvienam pradedančiam susivokti paaugliui kyla klausimas. O kas aš toks? Problema ta, kad gyvename sistemoje, kuri negerbė jokias individuo apraiškas. Jei suaugusių gyvenime tai yra žema gyvenimo kokybė ir mažas atlyginimas, todėl daugelis suaugusiųjų tampa šiuolaikiniais vergais, tai yra gyvena nuo algos iki algos. Tada vaikystėje tai daugelį šeimų yra vaikų žeminimas, bet kokios pagalbos, palaikymo, supratimo nebuvimas, bandymas iš susikurtos asmenybės lytiškai daugintis padaryti savo lėlę, kuriai galite nurodinėti ir projektuoti savo neįsipildžiusius norus ir svajones, pamirždami, kad asmenybė yra visai kas kita. Beveik visi mano pažįstami, draugai ir net aš pats nesulaukiau tinkamo tėvų palaikymo. Kalbant apie būsimą stojimą, yra priekaištų ir reikalavimų stoti. Bandoma parodyti, kad jie yra teisūs ir nurodinėti, kur ir ką dirbti. Juk jie geriau žino. Bet kame problema? Mūsų švietimo sistemai labai reikia pokyčių, nes jie žlugdo žmogų ir nepadeda jo vystymuisi. Tačiau tėvų spaudimas yra visiškai atskira problema. Kažkas yra priverstas eiti į mokyklą ir dirbti, nes visa šeima dirba pagal šią profesiją. Arba dėl to, kad tėvas geriau žino, tėvas to labiau nori. Juk tėvai stengiasi padaryti lėlę, o ne žmogų. Aš vis dar nežinau, kodėl taip yra. Kodėl mūsų šalyje yra paplitusi praktika baigti mokyklą. Manau, kad tai yra blogiausia, kas gali nutikti. Tiesiog supraskite, 12 metų buvote mokamas pagal pasenusią programą, pasenusią sistemą. 12 klasėje esi priverstas ruoštis valstybiniam egzaminui. Todėl tai yra kultas ir svarbiausias dalykas gyvenime. Ir tuo pačiu jūs tiesiog neturite laiko tobulėti ir ieškoti savęs. Mūsų mokytojai liepia ruošti 6 valandas per dieną, o tada jau ateina vasara ir tu turi stoti iš karto. Bet juk tu nieko nežinai, juk tu netradai savęs. Visus 12 metų tave varinėjo per visus plyšius. 12 klasėje pagreitina tempą iki kulminacijos, bet kulminacija yra tik viena. Beveik visi eina studijuoti profesijų, kurios jiems nepatinka. Jie eina ten, kur jiems tikrai ne vieta. Ir tada jie nusivilia. 12 metų tu neturėjai jokios praktikos. Esate priverstas mokytis pagal programą ir nėra mėgėjiškos veiklos. O 12 klasėje tai grinai žinių susigrūdinimas tam, kad vėliau eiti kur nors mokytis. Visiškai be jokio supratimo, kaip nedirbti pagal šią profesiją. Ir ar tauji?
tikrai patinka. Jau pateikiau pavyzdį savo streamuose Twitch platformoje. Tai tas pats, kad aš sakyčiau, kad dirbti santechnikos srityje yra tas, ko reikia. Mokysitės 12 metų, paskui įstosite ir išvaistysite dar keletą savo gyvenimo metų, nes kažką girdėjote, kažkur skaitėte, o tada suprasite, kad ši profesija visiškai ne jūsų. Esate labiau menininkas ir statybininkas ir taip toliau. Taip ir daugelį išsivysčiusių šalių praktika pradedama 9 klasėje arba stažuotėje, kad žmogus suprastų, ko nori, pirmiausiai iš savęs. Juk tai darbas ties savęs paieškomis, kurios gali užsitęsti metus. Man labai apmaudu, kaip tėvai riboja savo vaikų savarankiškumą, kontroliuodami veiksmus net ir sąmoningame amžiuje, o paskui kartu su mokytojais mane spaudžia ir verčia kažkur eiti, iš karto po valstybinio egzamino. Tam, kad vėliau tapti visos mūsų didžiulio šalies supuvusios sistemos dalimi. Tapk ameba, kuri nedirba pagal profesiją, yra nepatenkinta savo gyvenimu ir nedaro to, ko nori. Taip sutrumpikite savo gyvenimo trukmę. Patikėkite, tai labai paveikia psichinę sveikatą. O skirti savo gyvenimą darbui, kurio nekenčiate, yra kelias į jūsų kapą. Ir tik jūs šį kelią trumpinate. Svarbu nebijoti suaugti savo poelgiuose ir veiksmuose, mokyti savarankiškumo, nieko neklausyti, jei tai yra prasti patarimai. Ir banali tiesa, reikia daryti tai, kas patinka. Pavyzdžiui, ar kada nors užsiėmėte mėgstamų hobių tik laisvalaikiu ir po kurio laiko pastebėjote, kad po daugelio metų šioje srityje buvo padaryta didžiulė pažanga, kurią jūs tiesiog buvote įstringi ir net galėjote nieko nedaryti, tiesiog užsiimti tuo laisvalaikiu. Kaip pavyzdį pateiksiu save. Jei pažiūrėsite mano vaizdo įrašus prieš 3 metus, tai tiesiog gėda. Bet jei pažvelgsite į naujus, tada plika akimi pamatysite tą patį vystymosi šuolį. Net jei jūs lyginate tai su 1 metų vaizdo įrašais ir panašiai. Na ir prie ko čia visą tai? Tai tikro vystymosi ir pažangos rodiklis. Ir nesvarbu, ar jis turi svorio visame pasaulyje. Svarbiausia, kad jis turėtų svorio jums. Tiesiog įsivaizduokite, kiek daug talentingų žmonių, kurie turėjo įtakos pasaulio ir žmonijos raidai, kiek mes visi prarastume, jei šie žmonės neparodytų nepriklausomybės ir nepalaužiamumo aplinkos sistemai. Ir dėja, tai ne tik paauglių ir vaikų problema. Kaip sakiau, ši problema aktuali visiems, net ir tiems, kuriems jau po 20 ar 30 metų. Žmonės negali suprasti, kas jie yra, apsispręsti dėl savo ateities, nes kažkada buvo priversti daryti kitaip. Visada laikiausi nuomonės, kad aukštasis mokslas dažnai yra tuščias ir jis nėra toks svarbus išskyrus profesijas susijusias su žmogaus gyvenimu. Nes net jei ir gausi specialybę, vis vien tu būsi nereikalingas, jei esi ameba, kuri nemoka nieko daryti. Na, bent jau įstojate į biudžetą ir mokėtės keletą metų. Na ir vienaip ar kitaip, kaip aš visada sakau, kad reikia stengtis realizuoti save, savo įgūdžius ir tuo pačiu metu žaisti pagal visos sistemos taisyklės. Nes įsidarbinęs, parduodate save ir savo paslaugas ir niekas nenori pirkti tik vieno dokumento, kuris įrodo, kad tiesiog išvaistėte keletą savo gyvenimo metų. Kiekvienam reikia gabumų ir įgūdžių sukurti ką nors naujo. Jei ir kalbėti apie save, tai aš jau senai nieko neklausau. Galiu klausytis tik patarimų, bet jei tai neperžengia mano ribų. Ir jei manęs nebando valdyti ir daryti iš manęs lėlę, tada aš tuoj pat tai sustabdysiu. Kartą tėvams sakiau, kad nenoriu klausyti jūsų norų ir reikalavimų iškeltų man. Noriu įsiklausyti į savo norus ir į savo sielą. Net jei ir aš padarysiu ką nors ne taip, jei aš susimausiu, tai visų pirma tai patirtis. Visų antra, aš padariau tai savo noru. Tai mano kaltė ir aš iš to pasimokysiu. O ne todėl, kad padariau, ką mylimas žmogus liepia man padaryti. Jie nesutiko su manim, bet aš tikrai žinau, kad dėl savęs ir savo gyvenimo esu teisus. Štai kodėl aš iškeliu šią problemą. Jis skausminga ir dažnai pasitaikanti. Liūdna, kad sakau visiškai banalius ir akivaizdžius dalykus. Tačiau praktikoje matau visiškai priešingai. Vargu ar dabar tau ką nors pasakysiu, kad spraktelius pirštu lems tavo likimą. Ir tu iš karto suprasi, kas tu esi. Tiesa, tu neprivalai manęs klausyti, kaip sakiau anksčiau, bet savo tiesą aš nusprendžiau jau senai. Jei esate būsimasis studentas ir nežinote, į ką kreiptis, nesate tikri dėl savo pasirinkimo, palaukite metus ar 2, galbūt nedaugiau, ir gal tapsite žmogumi, kuriam iš principo nereikės aukšto išsilavinimo. Svarbiausia yra surasti save ir tobulėti. Labiausiai erzina nevėluoti su savo pasirinkimu, nepavėluoti į savo traukinį. Įžeidžiantis dalykas yra įsėsti į visai kitą vežimą, visai kitų maršrutų, tapti ne tuo, kas esi, savo gyvenimą skirti ne savo norams ir netapti asmenybę, o tapti kito žmogaus norų projekcija, kuris kaip ir visi nėra amžini. Neklausykite reikalavimų, neklausykite priekaištų, patys darykite klaidas ir patys iš jų mokykitės, eksperimentuok, tobulėk, mokykis ir žinok, kad tai yra tavo gyvenimas ir tu esi už jį atsakingas, nešvaistyk jo, kaip tai daro dauguma žmonių.
Galiausiai, dabar amžius visiškai neturi reikšmės, todėl šie 17-mečio paauglio žodžiai yra aktualūs visiems. Kaip sakiau, aš neatversiu jums akių į jūsų ateitį. Galiu pasakyti tik motyvuojančius žodžius ir išreikšti savo nuomonę, juk paieška trunka mėnesius, metus, galbūt net dešimtmečius. O jei esi priverstas, daryk taip, kaip manai yra reikalinga tau ir tavo gyvenimas. Ir nebijok susimauti, nebijok suklysti ir daryk tai, ką tu myli ir kas tau patinka. Eikite tvirtai ir tobulėkite toliau ir nebūtina generuoti pajamų jau nuo pat pradžių. Tai kaip investicija ilgam laikotarpiui ir investicija į tavo ateitį, į tavoją laimę. Tai pati elementariausia mintis, bet dėja, ji nėra būdinga. Jei esate vienas iš tėvų, neverskite savo vaiko stoti, jei jis nėra tame tikras. Neverskite jo suvokti savo esmės jau nuo vaikystės. Ir prieš dar kartą sakydami savo vaikui, koks išlikštus, tiesiog pagalvokite apie tai, kad nei vienas nesame amžinas ir niekas nenori gyventi ant kitų klaidų, tarkim, ant jūsų, kad nei vienas negimstame su žinynu rankose. Padėkite savo vaikui meilę, supratimu, palaikymu, bandymu padėti surasti jo asmenybę, o ne savo projekciją. Ir jokių būdų nebandykite riboti jo nepriklausomybę. Tai blogiausia, ką galite padaryti. Jūs nukertate sparnus tik besivystančiam paukščiukui, kuris bando pakilti pats, manydamas, kad jam darote kuo geriau. Aš niekada nebuvau apribotas, o jei ir stengdavosi, tai tiesiog nepasiduodavau ir apgyniau save kaip asmenybę, savo ribas. Galiausiai nuo 12 metų, gal net ir anksčiau, užsidirbau pats, o nuo 15 metų keliauju vienas. Nieko neklausau, darau tai, kas atrodo tinkama man ir mano gyvenimui, juk tai mano patirtis, tai mano istorija. Ir iki šiol niekada nenusivyliau savo sprendimais. Bijau tapti tuo, kuo nesu, nesuvokti savęs. Nebijau susimauti ir suklysti, nes iš klaidų pirmiausia mokomasi, o blogiausia, jei nėra iš ko pasimokyti. Ir žinote, aš turiu mėgstamą palyginimą, kurio prasmės, manau, neverta net aiškinti. Kiekvienas iš mūsų yra autorius ir tai yra mūsų pačių knyga. Ir kiekvienas pats nusprendžia, ar tai bus maža trumpa knygelė, kuri apsiribos studijomis, nemėgstama nelaiminga profesija ir tada mirtimi, kuri bus blogai perkama ir tiesiog neįdomi skaitytojams. Arba didžiulių šedevrų, didžiulė kelių tonų istorija, nepaprastai įdomi ir jaudinanti. O svarbiausia, autoriška.